Ta prasme, tikslas nėra būti kažko kitu. Tikslas yra būti savim. Būti tas, kas tu esi. Ta, ką tu nori daryti. Ta, ką tavo širdis dainon. Ta, ką tu vibruoji. Tokį dažnį, kokį tu pasirinkai būtent inkarnuojantis į šitą fizinį asmenybę, kas tu dabar esi. Šitą žinutę tiesiog man galvoje atsirado iš niekur random, pradėjau kanaluoti ir aš tiesiog dabar vaikščiodams miškį tiesiog galvoju viskas reikia rašyti, pasakyti. Nes tai yra viena pačių svarbiausių tiesų gyvenime. Būti tai, kas tu esi. Būti autentiškiausia versija. Būti tai, kas tu esi, dar sėkiu pasakysiu. Pačia autentiškiausia versija, kiek įmanoma. Noras net paimti. Tai kažką padaryti tiesiog. Antiek yra svarbu. Būti tas, kas tu esi. Daryti tai, ką tu nuoširdžiai nori šiuo momentu daryti. Sekti savo aistrą. Aistra gali būti du skirtingi dalykai. Kažkas, kas dabar sudomina tave šiuo momentu ir tu turi galimybę tai daryti. Bėgi darai. Ir yra aistra, numeris 2, kaip sakyčiau, raudona šviesa, kaip yra žalia šviesa, tu važiuoji, raudona stovi. Raudona šviesa yra aistra, kažkas, kas tave sudomina labai, bet tu neturi galimybės dabar šiuo momentu paimti ir padaryti šitą dalyką, užsiimti šitą dalyką. Kaip pavyzdys dabar, kaip norėčiau Bahamas šiuo momentu su vandens motociklu pralėkti. Va šiuo momentu, negali to padaryti, fiziškai negali to padaryti. Viskas, kas yra kits dalykas, kas yra tavo aistringa, kas būtent tavo, kad tavo širdis dainon, ko nori pasakyti tau. Sek ton jausmą, ton susidomėjimą, ton norą kažkur veikti, kažką daryti. Kiek mes užstringam savo ego pasąmonėj, tiesiog gyvenam iš programų, iš tų pačių pasikartojančių ciklų. Netgi aš vis dar su to pačiu dalyku susiduriu ir aš tampu sąmoningai ir aš toks, juk aš esu stebėtojas. Aš nesu mano ego, aš nesu tas, kas mano ego identifikuojas. Aš esu siela, kuri žiūri per ego akis. Šitas visas kūnas, ans yra tiesiog mūsų pačių sąmonės projekcija, tai nėra tikra. Nors tu gali pačiupinėti, ne? Atrodo tikra, bet tai yra iliuzija. Laikas ir erdvė yra iliuzija. Mes čia esam, kad turėti patirtį. Tai kam turėti patirtį, kad tai yra užstrigęs kažkoks ciklas, užburts rats, kam turėti tą patirtį, jeigu tu gali turėti patirtį, kad tai yra pozityvi, kad tai yra meilės pilna, kad tai yra besąlygiškai šauni, faina. Ir būtent tai, kas tu esi, kad tu tą dalyką padarai ir tu apsiverki iš dėkingumą. Va tas esi tu, va tas dažnis yra tavo, ką tu turi vibruoti. Būk tai, kas tu esi. Tai yra mano šiandieną žinutė tau.